Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video pakalbėsime apie pavojingiausius produktus lieknėjant. Tai kokių produktų vartojimą reikėtų apriboti metant svorį ir siekiant pasiekti greitų rezultatų. Tai dažniausiai pastebėjau, kad žmonės perdozi šitų produktų. Tai pirmas produktas yra sviestas. Labai daug kartų mačiau, kaip pavyzdžiui, močiutė arba, tarkim, vienas iš klientų pusryčiams ant sumuštinių tepa labai daug sviesto. Ir būtent iš didelio kiekio sviesto jūs galite gauti labai daug kalorijų. Tai pagalvokite, 10 gramų sviesto yra 90 kalorijų, kas būtų lygu apie pusę kilogramų agurkų. Tai jeigu jūs, tarkime, ant sumuštinio uždate 50 gramų sviesto, jūs gaunate 450 kalorijų, kas yra labai daug. Tai reikėtų sviestą valgyti atsakingai. Tada antras produktas yra aliejus. Tai vėlgi, jeigu mes gaminame kažkokį maistą, tarkime, ten keptuvėje pripilame aliejaus, iškepame ten, nežinau, kokią mėsą ar ten pakėme dar kažką. Taip labai paprastai irgi gauname kalorijų. Tada gaminame salotas, į salotų dubinį taip pat prišlaksime aliejaus. Netyčia surinkame labai daug kalorijų. Tai vėlgi, aliejus yra labai kaloringas, todėl šį vartokite irgi atsakingai. Trečias produktas. Kava su pagardais. N atveju esu matęs, mes su klientais planuojame savo mitybą ir sako, po savaitės 2 man nekrenta svoris. Sakau, bet atrodo, tu gerai planuoji tą visą mitybą, atrodo ir supranti, kaip planuoti tą mitybą. Tada ieškom, kodėl tas svoris nekrenta, ką tu darai ne taip. Ir tada pasirodo, sako, gerai, aš šiaip per dieną išgeriu nuo 6 iki 8 kavos puodelių per dieną, su daug grietinėlės, riebaus pieno ar dar pridedu pagarų ir aš galvoju. Taip ir netyčia susirenka tas 1000 kalorijų. Tai kava su pienu kartais gali pristatyti jūsų svorio kritimą. Tada ketvirtas produktas – riešutai. Tai vėlgi, jūs galvojate, riešutai yra sveikas produktas, visi sako, kad jie turi daug naudingų medžiagų, vitaminų, mineralų. Ir galvojate, tai aš galiu juos puikiai valgyti užkandžiu ir galiu juos valgyti be saiko. Ir tada suvalgote vieną graužį, vieną saują, suvalgote kitą saują. Ir tada pasirodo, kad tas vėl svoris lyg auga, bet atrodo valgote sveikai. Ir ką jūs tada darote? Na taip. Tai riešutai yra labai kaloringi. Be užkandžių galėtumėte suvalgyti iki 40 gramų riešutų. Ir to pakanka. Tam, kad jūs gautumėte šiek tiek sveikų riebalų, šiek tiek tų vitaminų ir viskas. Daugiau jūs tų riešutų nelabai ir galite suvalgyti, nes jie yra labai kaloringi. Penktas produktas. Alkoholis. Tai ir kiti gazuoti gėrimai. Tai alkoholis ir kiti gazuoti gėrimai turi tikrai ganėtinai daug kalorijų 100 ml. Todėl vėlgi, išeiname į barą, išgeriame vieną alaus, vienas alaus 500 mg, tai kažkur, nežinau, 250 iki 300 kalorijų. Ten jau vynas, kokteiliai, taip toliau, tai irgi turi ganėtinai daug kalorijų, todėl vėlgi reikia valgyti šias gėrimus gerti atsakingai. Ir tada suprantame, kad gerai išgeriame tą gėrimą ir paskui vėlgi norime lyg kažko užkasti, tada dar prisivalgome maistą ir tų kalorijų surinkime labai daug. Ir galutinė perspektyva vėl priaugame svorio. Tai vėlgi šios, kai gerite kažkokius gėrimus, jūs turite gerti atsakingai, kad netyčia nepadaugintumėte tų kalorijų. Tada šeštas produktas tai būtų majonezas. Tai vėlgi ten sako žmonės, valgo kiaušinius ir tada netyčia tų kiaušinių prideda tą majonezą arba prideda kokių nors padažų dar papildomai ant salotų, nes atrodo, čia reikia, kad man būtų skaniau. Ir iš tų padažų majonezo taip pat prisijungia labai daug kalorijų ir būtent tos surinktos kalorijos trukdo tam visam svorio kritimui. O tada toliau tai visi tie kiti nekalti produktai, ten traškučiai, saldainiai, tortai, tada šokoladai. Ir vėlgi, jeigu mes jų suvalgome daugiau, tai automatiškai irgi prirenkame tų daug kalorijų ir niekaip tas svoris mums nekrenta. Tai ir šiame video norėjau pasidalinti tais produktais, kurie tikrai kartais stabdo svorio kritimą, jeigu mes nežinome, kaip susiplanuoti mitybą, jeigu mes nežinome, kas yra tas kalorijų balansas, kiek mums maistinių medžiagų reikia surinkti per dieną tam, kad pasiektume savo įsikeltus tikslus. Tai jeigu jūs norite išmokti planuoti mitybą ar paspartinti savo svorio kritimo rezultatus, tai drąsiai man galite parašyti asmeninę žinutę, išsiaiškinsime jūsų individualią situaciją ir tada galėsime pradėti sėkmingą svorio metimo kelionę, kad žinotume ką, kaip, kada
valgyti, kad tas lieknėjimas būtų paprastesnis. Tai ačiū, kad išklausėte šį video, tikiuosi video buvo naudingas ir tada pasimatysime kitą kartą. Ei greito, mielieji.